Kavos aparato apsaugai nuo kalkių jūs galite naudoti arba vandens filtrą, arba daryti nukalkinimus. Jeigu naudojate vandens filtrą, nukalkinimų jums daryti nereikės ir atvirkščiai, jeigu jūs darote nukalkinimus, vandens filtro keisti nebereikės. Jeigu norite naudoti vandens filtrą, įsigykite juos tam skirtose prekybos vietose. Kavos aparatui F8 reikalingas vandens filtras Claris Blue. Kaip pasiruošite naudoti vandens filtrą, įeikite iš pradžių programavimo meniu, susiraskite filtro punktą, parašyta naudoti filtrą, paspauskite mygtuką, pasirinkite, kad būtų aktyvus ir paspauskite išsaugoti. Kavos aparatui paprašius, įstatykite vandens filtrą į vandens talpą. Ištraukite vandens talpą, atlenkite filtro prilaikymo dangtelį ir į tam skirtą vietą įstatykite vandens filtrą. Prispauskite filtrą su dangteliu. Įdėkite vandens talpą į kavos aparatą. Po kapučinatorium padėkite kažkokį tai didesnį induką ir spauskite mygtuką toliau. Kavos aparatui paprašius atsukti jungiklį, atsukite. Šiuo metu filtras yra praplaunamas ir paruošiamas naudoti. Pro jį pratekės pusę litro vandens, procedūra sustos automatiškai. Nuo to momento kavos aparatas filtruos vandenį ir išfiltravęs 50 litrų paprašys filtrą pakeisti.